Sveiki, gerbiami mūsų klientai. Tai ką, naujas sezonas ir vėl mes rapsų laukose. Derliai per Lietuvą buvo labai įvairūs, nuo labai mažų iki labai didelių. Kokybė, aišku, šiek tiek išėjo prastesnė negu įprastais metais, tačiau visi žinome dėl ko. Pirmas, nedadėjom trąšų, antras buvo nepakankamai palankios augimo sąlygos. Bet praeitis yra praeitis, žiūrim vėl į priekį ir auginame toliau. Tai esame rapsų lauke. Rapsas sėtas yra rugpjūčio 5 dieną. Naudotos NPK trąšos po 200 kg į hektarą. Tai kvadratą buvo sėta apie 45 augalus ir turime tokį vaizdą. Tad Raimondai, gal truputėlį apie trąšų sudėtį, kuo jos yra ypatingos rapsuose, kokią naudą duoda augalui. Šitame lauke buvo panaudotos Yara Mila Raps trąšos, kurių sudėtyje yra 17 azoto, 11 fosforo, 12 kalio, taipogi yra boro, kuris yra labai svarbus būtent šiai kultūrai auginamai, magnis, siera. Vėlgi, azotas esantis, tas 17 šitoj trąšoj buvo pasirinktas todėl, kad geriau augalas vystytų iš rudens, augtų, kaip matom šiandien dienai turim jau 4 tikruosius lapelius. Ir tuo pačiu turim tiek fosforą, tiek kalį, sierą kartu, kurie duoda sinergiją, duoda stipresnį vystymąsi augalui. Edgariukai, Raimondas nedasakė, tu gal apie formas papasakok. Taip, tai ši trąša yra pasirinkta nebereikalo, jinai yra konkrečiai ir pagaminta rapsams, atitinkanti NPK balansą. Raimondas šiek tiek paminėjo esančius elementus, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad šioje trąšoje yra mononitratinis azotas, kad yra siera, lydintysis azoto elementas, taip pat, kaip Raimondas sakė, yra boras. Ir fosforas svarbiausia yra dviejų, galima sakyti, rūšių. Tai yra vandenyje tirpus ir dikalcio fosfatų formoje. Abudu šie fosforai arba tas pats fosforas dviejose formose vienas kitą papildo. Vandenyje tirpus prieinamas iš karto, o dikalcio fosfatų formoje palaipsniui atpalaiduojamas dirvos pH arba šaknių išskiriama rūgštinė terpė. Ir sinergijos būdu būtent mes per mūsų ilgalaikius bandymus matome, kad sinergijos būdu šitie visi elementai vis tik duoda didžiausią derliaus priedą. Augalas labiausiai priima tokios sudėties trąšą, būtent 17, 11, 12 su siera ir boru. Ir kągi, paveikslėlis šiandien yra toksai, pasėtai yra žienas rapsas. Ir dabar apie sekančius veiksmus ir darbus mano kolegos pratęs papasakos toliau. Tai dabar prieš keletą dienų buvo nupurkšta graminicidų, kad šiek tiek nuimti išdygusias miežių pabiras, nes šitas laukas yra sėtas po žeminių miežių. Dabar nemaišėme dėl to su jokiu augimo reguliatoriumi ar mikroelementinėmis trąšomis, tiesiog, kad dar neturi augalas pakankamai lapijos, kadangi, kaip žinome, mikroelementai yra naudojami per lapus, ne per dirvą. Tad mes laukiame kuo daugiau lapijos, kad turėtume kuo didesnę naudą. Tai Raimondai, dabar papasakok apie mikroelementus ir, pavyzdžiui, ką geriau naudoti. Fosforą pradžioj ar brazitrelį pradžioj, kuo skiriasi, dėl ko ir kokiu etapu ir normas. Tai fosforą turiu omenyje, aišku, per lapus. Be abejo. Kombifos arba zetrelį. Tai vėlgi čia yra labai svarbus akcentas, kurį norėtume paminėti, kad augalui iš šaknų nepakanka fosforo esančio dirvoje susiformuoti maksimaliai šaknyjimuisi. Duavus per lapus matom, vėlgi per bandymus, matome, kad yra didžiulis poveikis, ypatingai netaupant ir nemažinant normų. Jeigu atiduodant minimum 3 litrus ir kur duotas litras yra labai didelis skirtumas. Vis tik tai tas per lapus pamaitinimas, jisai yra trumpas, bet jis labai efektyvus. Ir jo tikslas yra būtent davus per lapus, kaip Edgaras ir minėjo, kad kuo didesnę šaknų sistemą suformuojam, tuo daugiau augalas gali pasimti iš dirvos ne tik fosforą, bet ir kitų jam reikalingų visų maisto medžiagų. Mes suaktyvinam patį augalą, kad jis geriau imtų per šaknis esantį fosforą. Taip. Ne tai, kad mes pamaitinam, mes daugiau suaktyvinam pačią augalo fiziologiją. Ir šaknų sistema iš didesnio ploto, šaknų sistema auga. Ir sekantis klausimas, atsakyk tu, brazitrel.
Brazitrelis vėlgi jį naudojame būtent atiduoti svarbiausius rapsų reikalingus mikroelementus, taip kaip manganą, kalcį, vėlgi boras ateina, turim azotą ir turim magnį. Visų šitų elementų jam reikalingiausių pagalbų mes vėlgi formuojam stipresnį augalą, kad jis geriau peržiemotų, sukauptų daugiau sausųjų medžiagų ir vėlgi prabūdęs žiemą jis pavasarį galėtų pilnai maitintis. Taip. Truputėlį aš gal pridursiu apie maišymus. Yra labai daug mitų, kad brazitrelis ar zetrelis bei kombifosas blogai maišosi su tam tikrais produktais. Tai apribojimas fosforiniam trąšom per lapus tai yra tik vienas, tai yra brazitrelis, daugiau jis maišosi su viskuo, ir su augimo reguliatoriu, ir su graminicidu, ir su insekticidu. Na, o brazitrelis apskritai nėra jokio apribojimo. Jisai maišosi su viskuo, tad tikrai maišykite drąsiai. Mano kolegos nepaminėjo maišymo normų arba rekomendacinių normų, gal reikėtų sakyti, kas yra labai svarbu. Ir tuo pačiu noriu paklausti, etapas. Pirmas etapas to, po kiek savaičių duodam kitą ir aišku normas. Tad jeigu galima atsakyti. Tad kombifosą naudotume, kaip jau ir dabar turim 4 tikruosius lapelius, kaip ir minėjom, kad šakniai, praėjus 2 savaitėm naudojam brazitrelį ir pilnai patenkinam augalą jam reikalingais būtent mikroelementais. Ja, ir aš manau, kad tiek prie kombifoso reikėtų, kadangi matome, kaip rapsas vystosi, jis vystosi tikrai intensyviai ir dar manau, kad bus vandens, tai jisai šoktels labai stipriai, tai mes tuo pačiu prie šitų naudojamų mikroelementinių trąšų pridėsime augimo reguliatorius. Klausimas, ar užteks vieno augimo reguliatoriaus, tai prie kombifoso vieną šaunam augimo reguliatorių, prie brazitrėlio šaunam kitą, tai tiek. Kol kas tiek. Pas mane zonoje ūkininkai atidavė pernai metais mažiau trąšų. Šiemet šiek tiek didina, bet faktas, kad nekompensavome praeitų metų nedaduoto kiekio. Kaip pas tave, Raimi, zonoje kiek procentaliai maždaug atidavė NPK trąšų? Situacija tokia, kadangi, kaip visi žinom, kainos buvo tikrai NPK trąšų praeitą sezoną tikrai aukštos ir dauguma ūkininkų skaičiavosi savikainą, tikrai pas mane regione ūkininkai mažinosi ir mažino apie 30-35%, kai kur ir daugiau, netiduota iš rudens buvo NPK trąšų, tad tas tikrai atsiliepia tiek derliam, tiek ir šiemetiniai, sakykim, sėjai, kas liko dirvai ir toliau, sakykim, kaip tą vėlgi spręsti šitą situaciją, tai Edgarai gal truputį papasakosit. Jara turi priemonę Megalab, kurios pagalba galima nustatyti visų 12 elementų poreikį. Tai dabar, kaip matote, lapė jau yra ir netrukus, galima sakyti, dabar yra metas priskainyti lapo 200 gramų mėginį ir išsiųsti į Angliją, į Poklintoną, į Megalab laboratoriją tyrimui. Tyrimas mums reikalingas tam, kaip Mindaugas su Raimundu minėjo, nusistatyti, kokios būklės ir kiek elementų turi dirva šiuo metu, kad mes toliau galėtume planuotis tręšimus, kad būtent patenkinti tą augaliukų poreikį ateinantiems darbams subalansuotų tręšimu. Taigi, prašau. Ir kaip pratęsiu mintį, ir tokiu būdu mes augalą paruošime žiemai, suteiksime jam gerą komforto zoną, prikaupti sausųjų medžiagų. Ir faktas, kad jeigu jis nueis su gera šaknim miegoti, jis geriau peržiemos, anksčiau pavasarį pabus ir turėsim daug spartesnį vystymąsi, ko mums ir reikia. Tai dabar šitam lauko pabaigai, Raimundai ir Edgarai, prašau pasakykit normas, priminkit teisingiau normas brazitrelio bei kombifoso arba zetrelio. Prašau, ekspertas. Tad šiai dienai rapsui kombifosą pasirinktume 3 litrus į hektarą, brazitrelio 2. Viskas.